Sveiki! Tiesioginį linkėjimą iš Čekijos. Susitinkame antrą kartą. Žiūrėk, Che Guevara. Che Guevara. Ne, juokauju. Ne, bet rimtai ten Che Guevara, bet čia jo. Operatorius šiek tiek pašmaikštavo, nieko tokio, tęsime laidą. Operatorius šiek tiek pamiršęs. Mūsų šiandienos tema yra, praeikime. Šviesoforai. Šviesoforai, va čia trūksta šviesoforo būtent. Labai nustebome, kad tik pradedame eiti per žalę šviesą ir iš Raudoną. Nesuprantame, kas vyksta. Ne, tai tu neartėk prie kameros, aš nenoriu tavęs už taip arti fotografuoti. Tai va, ir mes nesuprantame, užsidega raudona šviesa, visi supanikuojame, pradedame bėgti, pradedame stumtis, Mes iš Lietuvos, iš Šiaulių. Tai va, bet mes pripratusas per gatves eiti va šitaip, per žalę. Bet mums paaiškino, tiesiog, kad tai yra sostinė, tai yra didelis miestas, prašau, kamerai mane. Tai yra didelis miestas. Greičiau eik, mes atsiliksim. Dėl to. Bėgam. Leidžiame pamatyti šviesoforą. Tai turite išėti savo akimis. Persekiojame įtariamą jį. Nerijau, ką tu turi pasakyti apie Čekijos šviesoforus. O kokia Volvo. Pala, graži Volvo labai. Taigi. Apie Čekijos šviesoforus. Sveiki, kalbiname štai mūsų pašnekovą Nerijų. Nerijų Kesminą. Sakykite, ką manote apie Prahoje? Iš mūsų. Mano nuomonė. Ne. Iki linkėjimai Lietuvai. Mama, tėti,